Labą dieną. Prisijungiau tiesioginį eterį, laukiu, kol prisijungs mano kolegė Raimonda. Šiandien turėsim tiesioginį eterį apie finansus poroje. Buvome paskelbę tokį renginį prieš keletą dienų. Galvoju, kad tai yra aktuali tema. Ir nusprendžiau, kad būtų tikrai įdomu ją pakalbėti, apie tai pakalbėti ir pasidalinti. Tai va šiandien su Raimonda mes tą ir padarysim. Sveiki, Ernesta. Šiandien kalbėsim apie finansus poroje. Tikrai tokia karšta, aštri ir, sakyčiau, kartais kompromituojanti tema. Jinai yra svarbi. Dėl to kyla labai daug ginčų. Visko jums nepapasakosiu, todėl kad ruošiu mokamą paskaitą. Šita tema ir jinai yra plati, kai kurie lektoriai daro kelių valandų mokymus, seminarus. Vienas iš tų tokių lektorių yra Tomas Jonas Girdzijauskas, kam aktualu pasigilinti tą temą plačiau. Tai tikrai galite drąsiai eiti, o dabar laukiu savo kolegės Raimondos, kol prisijungsiu. Jūs, kurie jau esate čia, galite parašyti, kokį ketinimą turite atėję į šitą transliaciją, ką norėtumėte sužinoti, kas jums yra aktualu. Transliacijos metu bandysime atsakyti ir į klausimus, o jeigu nepavyks, atsakysime į juos vėliau. Tai. Pabandykite pasakyti, atspėti, kodėl aš apsirengiau raudonų švarku. Nemanau, kad komentuotumėte, gal būtų gerai, jeigu parašytumėte, ar mane gerai girdite ir gerai matote. Tuoj atrašo Raimonda. Sakau, kad taip. Jau laukiu. Jau startavau, laukiu, kol ateis Raimonda. Sveiki, Rimutė. Jūs esate ištikima mano klausytoja. Tai dar kartelį tų, kurie prisijungia, ne iš pat pradžių, tai klausiu, su kokiu ketinimu šiandien čia atėjot, ką norėtumėt sužinoti, kas jums aktualu, įdomu. Raudona spalva traukia pinigus. Aš pat kažkaip irgi, žinokit, galvoju. Tu jau su Raimonda bendrauju. Bandom prisijungti. Turėtų pavykti. Jeigu nepavyks, ieškosim būdo, kaip tai padaryti kitaip. Ne. Facebook'e. Raimonda galvoja, kad mes Instagram'e. Ne, mes Facebook'e. Kaip čia galima prisijungti? Laukiam Raimondos, jūs galit pasidaryti kavos, arbatos, galite pasirašyti klausimus, kuriuos turit. Sveiki, Romualda. Ar mėgstat raudoną spalvą savo gyvenime? Ar turit raudonos spalvos drabužių? Va, matau, Raimonda yra. Bet kodėl aš negaliu jos įtraukti? Kaip įdomiai. Watching. Matau, kad watching, bet kaip įtraukti? Tuo, va. Bandau. Išsiunčiau tau, Raimonda, pakvietimą, turėtum gauti. Prašau, kad suveiktų. Padariau, kad pridėčiau tave. Pavyko. Pagaliau kažkaip prisijungiau.
Jėga, pavyko, aš žinok, nebuvau tikrai iki galo, ar mums pavyks, nes man yra buvę taip, kad, nepasisekė labai stipriai ir iš kelinto karto pavyko. Va, bet pavyko. Labai fainiai. Tai turime mes tų žiūrovų, mano auditorija gal ne visi tave pažįsta, tai sveika Raimonda, dar kartelį pristatau tave kaip kosmonautės dienoraštį, ar galėtum save trumpai pristatyti pati? Tai jo, aš esu Raimonda, labiau žinoma kaip kosmonautės dienoraštis, esu astrologė, astroterapeutė. Padedu žmonėms, kurie ieško savo kelio, nežino savo realizacijos galbūt krypties, kad padedu atrasti, kur čia tas tiesiausias kelias į savo pilnavertį gyvenimą. Ačiū tau. Kiek suprantu, ir tu man tokį pasiūlymą parašai, kad dirbi ir su poromis, ar ne? Jo, darau ir porų suderinamumą. Porų suderinamumą. Ar dažnai kreipiasi? Šiaip pagrindė specializuosi, kadangi su asmeniniu horoskopu, tai tiek dažniau ateina žmonės, kurie nori daugiau apie save tiesiog sužinoti. Porų suderinamumas, nepasakyčiau, kad labai dažnai, bet būna. Ir kaip juokauju, dažniausiai porų suderinamumą užsakinėja arba santykių pradžioje, arba santykių pabaigoje. Aš galėčiau paantrinti, nes aš pati esu tą dariusi ir tai buvo santykių pradžioj. Taip, įdomu, žinai, ar astrologiškai pakeliui ar nepakeliui. Jo, iš tikrųjų galima pamatyti šitus dalykus. Tai aš dabar noriu pasakyti tiems, kurie mus žiūri, kad mes turėtumėm užtrukti apie valandą, galbūt valandą su trupučiu. Jeigu turite klausimų kažkas, visada rašote iš karto, bandysim atsakyti. Jeigu matot, kad į klausimą neatsakom, klausimą dubliuojat, kartojat, mes tada atsakom vis tiek anksčiau ir vėliau, kad visi būtų laimingi ir patenkinti. Ar ne? Ir šiandien mes kalbėsim apie poros finansus, apie tuos pinigus poroje ir ne tik poroje. Aš tai poroje įvardinau todėl, kad, aš kalbu santykių tema ir tai yra mano kaip ir kompetencijų sritis. Šitą temą bus galima įsigyti vėliau mokamą paskaitą, aš ją ruošiu. Bet šiandien taip daugiau mažiau iš vienos pusės, iš kitos pusės noriu pakalbėti ir man labai įdomu, Raimonda, kai kurie dalykai su tais pinigais, kas yra susiję būtent, kuom tu gali pasidalinti, iš kur tie pinigai ateina, nes aš su tuo susidūriu. Tai noriu pasakyti, kad finansai viena iš dažniausių temų, dėl ko kyla konfliktai mūsų poroje. Nežinau, kaip tau, ar šitas kažkiek tiesos yra tame, ar nelabai? Man atrodo, kad čia yra natūralu, nes vis tiek mes gyvenam materialiam pasaulyje ir finansai tikrai mus smarkiai įtakoja, čia nėra kur slėpti. Ir poroje, aš kaip įsivaizduoju, kad jau kai sueina pora, susipažįsta, pradeda kartu vesti bendrą buitį, vis tiek turėtų būti susitarimas kažkoks, dėl tų pinigų. Ir apskritai koks yra matymas, nes yra, pavyzdžiui, moteris, kurios įsivaizduoja, kad, taip, vyras turi uždirbti, išlaikyti ir čia yra normalu. O kitom moterim visiškai atrodo, kad viskas per pusę turi būti, nėra čia ko manęs išlaikyti. Tai vis tiek turėtų būti susitarimas, kad vėliau neišlystų kažkokių konfliktų ar neaiškių situacijų, kai vienas vienaip galvoja, kitas kitaip galvoja ir tada matosi, kad jau kaip ir nebepakeliui mums su tais finansais. Tai aš tikrai, žinok, tau pritariu, kad tai yra vienas iš tų esminių klausimų prieš pradedant santykius. Kai jau, matai, kad jau einat į poros ar ne, linkstat į tą tokį statusą kaip pora ir galvojat apie ateitį kartu kažkokią, nebūtinai pačią tolimiausią, bet vis tiek kalbat, ar ne? Tai vienas iš tų klausimų, kuriuos reikia ir būtina aptarti, yra finansai. Iš kur jie atsiras, kas uždirbs, kaip tie pinigai bus paskirstyti, moteris dirbs ar nedirbs ir panašiai. Aš nebuvau šitų klausimų aptarusi, nei vienos iš savo santykių ir tai buvo didžiulė klaida. Aš kentėjau, pridariau daug klaidų ir tikrai nežinojau, kaip čia turėtų būti teisingai. Ir kaip tu pasakei, Raimonda, mes gyvename materialiame pasaulyje. Ar ne? Viskas turi materialią išraišką. Nugi orų tai nebūsi gyvas, nekvep, ne? Vien tik tai oro nepakaks. Yra tokių
Yra tokių žmonių, yra tokių vyrų, kurie sako, kad kam čia tau tie pinigai, pasitenkinkim tuo, ką turim, arba kam tau čia reikia, tu materialistė, tu visokia barakuda, bet aš dabar paleidau savo kelis rilsus apie pinigus. Tai aš tokių komentarų susilaukiu, tiek, kad mane šiandien beždžionė pavadina, sako, tu baisi beždžionė. Ir sakau, Dieve, aš specialiai įkėliau tą video, kad tu pamatytum, išsigastum ir pabėgtum. Nu, ta prasme, tai rodo, kad ta pinigų tema yra iš tiesų tokia skaudi ir jeigu mes tinkamai nesusidėliojam ar ne, nežinom, kaip tą padaryti, neturim žinių ir galim pridaryti daug skausmingų klaidų ir tiesiog daug konfliktų gali kilti. Jo, iš tikrųjų. Ir vat kas yra įdomu, ne, vat, pavyzdžiui, kaip čia astrologija su tuo susijusi, tai moteris, pavyzdžiui, kurios, nu, vat, kažkiek domisi astrologija. Vakar išgirdau tą tokį juokelį, kad bėk nuo moters, kuri klausė tavo gimimo datos. Turbūt. Bet iš tikrųjų galima pasitikrinti, pavyzdžiui, pas vyrą, koks pasipožiūris yra į pinigus. Taip. Ir tada, nu, vat, suprasti, kodėl vat, šitas vyras reaguoja vat, taip į pinigus, kodėl jisai turi tokius įsitikinimus apie pinigus. Aišku, dar yra kitas dalykas, kas yra iš šeimos atėję, kaip šeimoje buvo, ne, to vyro, arba tos pačios moters, koks buvo modelis tėvų. Taip. Čia irgi daug įtakos turi, bet va, taip tiesiog pasižiūrėjus į horoskopą jau gali suprasti ir priimti, kad, nu, okei, nu, va, jam yra svarbu, kad, tarkim, po lygiai viskas būtų. Arba kitam, va, svarbu, kad jisai jaučiasi gerai, kada jisai išlaiko tą moterį, tada jaučiasi vertas, jisai kažkaip, nežinau, savį iškelia, nu, va, jam čia motyvacija kažkokia. Taip. Jo, tai va, astrologija čia va, tai labai fainas įrankis. Taip, ir va, tu užkabinai dvi temas tokias, po lygiai arba vyras moterį išlaiko. Aš noriu tokią išpažinti padaryti, kad buvo momentas, kai aš buvau 100% įsitikinusi, prisiskaičiusi vedų, kad vyras privalo išlaikyti moterį absoliučiai visapusiškai. Ir aš galvoju, kad, nu, aš turiu tik tai dienaitį į spa, mėgautis gyvenimu ir daugiau absoliučiai nieko nedaryti, nes vyro pareiga išlaikyti. Ir aš tada domėjausi ir, vat, sakyčiau, ganėtinai neseniai radau tokį šaltinį ir tokių žinių, kad jis neprivalo iš esmės, niekas nieko santykiuose neprivalo, ar ne? Mes ateinam, nes norim, mes tai darom, nes norim. Ir, nu, vis tiek, kad vyras jaustųsi vyrišku, jis turi realizuoti savo tą vyrišką potencialą, moteris moterišką, ar ne, potencialą. Ir tas, kad privalo išlaikyti, aš, nu, prieš kokį pusmetį savo galvoj ten kažką persukau ir supratau, kad ne, jeigu aš vadovaujuosi tokia logika ir reikalauju iš vyro, kad jis mane išlaikytų, su manim nutinka kas? Aš nebeprisėmu atsakomybės už savo gyvenimą. Aš galiu būti kaip maža mergaitė, tas infantilumas toksai, ar ne? Ir kitas dalykas, jeigu, tarkime, vat, aš turiu silpnesnį charakterį, kartais mėgstu pabūti auka, aš galiu patekti į manipulacijų pinkles ir būti lengvai manipuliuojama kitų žmonių, ypatingai, tarkime, partnerio. Nes aš esu super pažeidžiama. Aš neturiu savo tų išorinių resursų, neturiu pinigų, nes esu absoliučiai priklausoma nuo vyro. Kitas dalykas yra kaip talentai. Kažkur kalbėjau, kad visi žmonės turi talentų. Aš manau, kad tu kaip savo srities ekspertė tikrai pasakysi, ką apie tos talentus. Mes visi jų turim. Taip. Nes kiekvienas mes gimęs atsinešam savo duotybės, savo stiprybės ir savo silpnybės. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, nu, kalbant apie santykius, ne, netgi gali būti taip, kad iš tikrųjų moters stiprybė yra uždirbti, o vyras stiprybė yra, pavyzdžiui, šeima rūpintis. Nu ir taip iš tikrųjų būna. Tai, nu, ir turbūt nėra tos vienos tiesos, kaip turėtų būti, ne, kad ten, bet kaip sakai, kad vyrai turi išlaikyti, arba ten per pusę turi būti, ar ten dar kažkaip, nes visi mes esame labai individualūs, su savais poreikiais, su savais įsivaizdavimais, kaip turi būti, taip, su lūkesčiais. Ir, nu, tiesiog, tos vienos tiesos ne. Esmė, tiesa tikroji ta, kad abudu turi būti laimingi santykiuose. Abudu. Jeigu kažkuriam negerai, reiškia, ta tiesa neteisinga. Ar ne, jeigu vieno tiesa yra, nu, neteisinga kitam, jisai jaučiasi nuskriaustas, nelaimingas, jam kažko trūksta, tai vadinasi, nu, negerai kažkas. Taip. Gali
būti, kad tiesiog tada nesutampa tos vertybės, požiūriai ir tiem žmonėms iš esmės nepakeliui. Jo, bet vis tiek, kad būna užspaudžia dar bando, kad nu gal čia šį perlaušiu arba šią ją perlaušiu, išmokysiu kaip reikia. Nu, ja, sugaišta tada daug laiko, gauna visokių trauminių netgi patirčių ir nu, būna biškių sulaužyti. Bet, nu, čia yra patirtis ir pamokos, nu, ne kitaip. Taip, taip. Apie tą 50 ir 50, šitas momentas aš jį analizuoju santykių psichologijos kontekste ir man jis toksai yra slidus. 50 ir 50, viskas yra ok, jeigu pora pasirenka tokį modelį. Svarbu momentas tas, kad moteris savo vyrą, savo akyse matytų kaip vyrą, kaip saugumą, nes jinai vis tiek yra šiek tiek silpnesnė, jinai nori to vyro užnugario, ar ne, tokios kaip stiprios sienos, kad jau gali pasitikėti. Jeigu 50 ir 50 ir aš pastoju, kas tada, pavyzdžiui, aš noriu vaiką auginti, būti mama, atsidavus ar ne šeimos moterim 3, 4 arba 5 metus, kol vaikui formuojasi visi pagrindiniai, kaip čia dabar pasakyti, pamatai. Ar ne, tos vertybės, ne tai kad vertybės, bet, Jėzus, pagrindinė kompiuterinė programa, žodžiu, instaliuojama iki 5 metų. Kaip tu kitaip tai pavadintum, aš nežinau dabar. Nu, įgūdžiai, ne, vaiką. Taip, iki 5 metų, nu, vaikas, tą, ką įdedi į vaiką iki 5 metų, jis po to su visu to pagrindu, kuria visą tą likusį gyvenimą, iki 5 arba 7, o paskui yra jau darbas ir pokyčiai, transformacijos ir visą kitą, keisti tai, ko nepavyko padaryti iki to amžiaus. Tai va. Tai tas 50 ir 50 klausimas, ar aš savo partneryje galėsiu vis tik tai matyti tą stiprų vyrą, lyderį, kuriuo aš pasitikiu ir autoritetą. Tai jeigu jums tinka, tiesiog sakau, jeigu tebe matote, kad jis yra tas lyderis, autoritetas jūsų akise, tai viskas ok. Čia tiesiog, kaip ir prieš tai kalbėjom, ar ne, kad turi būti abiems gerai. Bet, nu, matai, čia vėlgi, vieningumas labai svarbus santykiuose, nes nu, vyras vis tiek turi, nu, jis vis tiek planuoja, galvoja. Ir vaikutis, nu, dažniausiai neplanuotas yra, tai jau tada pora vis tiek nu, turėtų apkalbėti šitus dalykus, kad bus dabar toks periodas, galbūt bus mano mažesnės pajamos, didesnė atsakomybė tau, nu, vyrui, išlaikyti tą šeimą ir, nu, vėl, nežiūrėti, kaip reaguoja tas vyras. Tokius pasakymus ir čia, žinai, toksai pasitikėjimas gali būti. Bet tu gerai pasakai, kad, nu, didelė dalis tų žmonių turbūt planuoja vaikelį, ar ne, ir jo laukia. Bet tas momentas, kad dabar bus kitaip su pinigais ir kad būt vyrui teks didesnė našta ir atsakomybė, aš kažkaip abejoju, ar visi apie tai pakalba, nes paskui, kai gimsta vaikai, pažiūrėk, kiek tų porų išsiskiria ir kiek turi konfliktų. Nu tai, bet čia vėlgi, nu matai, mūsųgi nieks nemokė, ne, kaip būti tėvais, kaip ten viskas, kai vaikutis atsiranda, nu nebent ten iš pažįstamų galim kažkokiu tais, nežinau, istorijų pasiklausyti ir pamokų. Bet, nu vėlgi, ne, aš sakau, sąmoningumas labai svarbus santykiuose, kad ir, nu, ta branda visgi irgi duoda, jeigu vis tiek jau žmonės turi jaustis pasiruošę tam vaikučiui, nu, visapusiškai, ne tik, kad noriu ir davai darom čia vaiką, bet, nu, kas tas vaikutis ateis ir kaip pasikeis visa ir buitis, ir visas gyvenimas, ir finansai. Tai, nu, tiesiog. Tai aš tai noriu pasakyti, kad moteriams, kurios žiūri, ir nežinau, ar tu žinai šitą, aš visai neseniai sužinojau, pradėjusi studijuoti tą finansų poroje temą, kad jeigu yra, tarkime, 50 ir 50 variantas, moteriai būtų gerai turėti atsarginę papildomą kišenėlę, kuri vadinasi grožis. Nes jeigu yra 50 ir 50 abiem po lygiai, ne, nu, yra moteris, jai reikia papildomai daugiau išlaidų grožiui. Tai jeigu jinai visą tą skiria savo ten ar masažui, kaip jinai kiekvieną mėnesį nueina, ar ne, pasilepinti, ar šukuoseną susitvarkyti, ar kitas kažkokias grožio procedūras. Ir jeigu tą savo 5% arba 30 iš 50 išleidžia tą, tai jinai jaučiasi nuskriausta. Tai ta tokia papildoma kišenėlė būtų labai geras reikalas. Nežinau, kaip čia vyrai tai reaguotų.
Na, vyrai turėtų supratingai reaguoti, ypatingai jeigu, tarkim, mano moteris tikrai yra graži ir turi skirti resursų tam grožiui, tai savaime mes suprantame, kad ne iš oro, ne ten tie makiažai, šukuosenos, masažai ir taip toliau. Taip. Jo. Tai, bet vat, apie tą, dar šiek tiek mes anksčiau kalbėjom apie tą vyro apie tai, kad vyras išlaiko moterį arba šeimą. Tai iš esmės mes stingame žinių šitoje vietoje. Ties ta vieta, kad tas išlaikymas neapsiribuoja, kaip ir sakiau, kad turi vyras sumokėti už manikiūrą, už pedikiūrą, už viską absoliučiai. Šiaip normaliai tose vyro atsakomybėse turėtų būti tas bazinių poreikio aprūpinimas šeimoje. Maistas, būstas, apranga ar ne, kažkokie mokslai, vat baziniai dalykai. Visa kita moteris turėtų sugebėti pasirūpinti pati, jeigu jinai nesilaukia ir nėra dekrete. Tai vat apie čia dabar ir mes galėtumėm pereiti prie tos astrologijos pamažu, kad tikrai nemažai moteris galvoja, kad neturi tų talentų, arba dirba darbą, kuris jiems nepatinka, jaučiasi ten kaip kankinės, neuždirba tiek, kiek nori ir nežino, ką su tuo daryti. Ar ne? Tai aš visai neseniai sužinojau, mane čiurpas perėjo per visą kūną, kad mes, o Jėzau, nežinau, ar matysit ar ne, bet, nesimato, bet pasišiaušia visas kūnas. Esmė tokia, kad aš sužinojau ir tada kreipiausi į tave, kad mes kiekvienas turim pinigų atėjimo kanalą astrologiškai, kaip čia užkoduota, užprogramuota. Tai vat ir papasakok, Raimonda, apie tai daugiau, nes tikrai labai labai įdomu. Ir aš tą patyriau savo kailiu, paskui galėsiu savo patirtim pasidalinti, gerai? Nes labai labai įdomu. Jo, tai aš gal truputėlį tada įvesiu apskritai apie pačią astrologiją, nes ypatingai žmonės, kurie nesidomi ją, jie įsivaizduoja, astrologija tai yra zodiako ženklas ir labai daugiau tenais nieko, nors iš tikrųjų tai yra labai labai gilus, labai labai senas mokslas ir astrologijos šiaip iš esmės galima visą gyvenimą mokytis, nes ten yra labai daug žinių ir daug krypčių. Tai žmogus, kai gimsta, jisai gauna tokį kaip štampą, vadinamas astrologinis žemėlapis, ne? Kaip tuo metu, gimimo metu buvo kokie planetų įsidėstymai, kokiuose ženkluose ir taip toliau, parodo, kokius jisai talentus atsineša ir apskritai tokį potencialą žmogus parodo. Ne? Kaip žmogus tą potencialą išduos, čia vėl priklauso nuo žmogaus. Tai va čia nėra taip, kad viskas taip žvaigždės lėmė ir toks mano likimas, aš nieko nepakeisiu. Ne, va labai dažnai žmonės, kurie nenori prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą, nurašo tiem dalykam, kad čia mano toks likimas. Karma. Tikrai. Gal daugiau reikės įdėti darbo pastangų, bet mes tikrai galim pasidaryti savo tokį gyvenimą, kokią mes norim. Tai vienu žodžiu, mes, kai turim tą astrologinį žemėlapį, jame yra 12 būstų, tokių vadinamų. Kiekvienas būstas yra atsakingas už tam tikras gyvenimiškas sritis. Tai pirmas būstas, pavyzdžiui, esu aš, ne, mano asmenybė. Tai kas pirmam būste vyksta, kokiamis yra zodiako ženklė, kokias ten planetos yra. Ir ten kiti niuansai apibūdins patį asmenybę, ne, ar tai pasitikinti žmogus savimi, ar turi aukštą savivertę, ar jisai greitai eina į veiksmą, ar tai intravertas, ekstravertas, vienu žodžiu, šitus dalykus. Ir antras būstas kaip tik yra apie finansus, apie mūsų resursus. Tas būstas, ne, dėl ko tai esu aš, pirmas būstas reprezentuoja avino energiją, avinas jisai su gimimu, su nauja pradžia atsakingas, ne, tai yra lyderis. Tai va čia dėl to pirmas būstas esu aš, o antras būstas yra jaučio būstas, jautis yra valdomas Veneros, ta Venera, jinai, daug kas įsivaizduoja, kad čia meilė, tik už meilę atsakinga, bet neatsakinga ir už finansus, už komfortą, stabilumą, saugumą, malonumus, tai yra moteriška tokia energija. Mes žiūrim pagal astrologiją, kas tenai su finansais vyksta pa žmogų, mes žiūrim antrą būstą, kokiame jis yra ženklė zodiako, kas to būsto valdovas yra, kokios yra planetos tame būste. Ir pagal tai mes jau galim pasakyti, kur yra tas pinigų kanalas, per kur tie pinigai ateina. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, būna tokių parodymų astrologijų, kad pinigai, pavyzdžiui, neateina per darbą, o ateina, pavyzdžiui, per vyrą, arba gali ateiti per paveldėjimus, per investicijas kažkokias. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, būna žmonės, kur dirba, niekaip ten, tarsi, vis tiek nuo algos iki algos. Ne? Taip.
o pasižiūri, kad pinigų kanalas, nu, visiškai kitur yra. Ir tada, kai žinai šitą informaciją, yra daug lengviau priimti, kad, nu, vadinasi, ne ten aš kažkur savo energiją skiriu, bet kažkur kitur turiu nukreipti save. Pinigai, jie pas mane ateita. Ir dar, kadangi ta pati Venera, ne, už tos pinigus atsakinga, vėlgi mes galime žiūrėti, kur ta Venera yra horoskopė, kokiam zodiake jinai yra, kokiam būstai yra. Ir dar yra Jupiteris, mūsų didžioji laimė, klausos, sėkmės planeta. Mes taip pat dar ir ją pasižiūrim. Jupiteris, ar ne? Jupiteris dar pasižiūrim. Nu, vienu žodžiu, tai vėlgi reikia suprasti, kad tai nėra, kad atsidariau, antras būstas, ten dar būna daug jų, nu, tų tokių, kur reikia sujungti tą informaciją. Nes, pavyzdžiui, gali būti net ne vienas kanalas, per kur tie pinigai ateina. Arba, pavyzdžiui, gali matyti, kur tie pinigai išteka, ne, kur aš daugiau turėsiu skirti savo resursų ir kur man tiesiog ta pinigų energija išteks, nu, pagal tą planetų išsidėstymą mano visam zodiake, ar ne? Taip, viskas pagal tas planetas, kokiuose zodiako ženkluose ir kokiuose būstuose yra. Mes nagrinėjom, tada viską apžiūrim ir suprantam. Pavyzdžiui, yra toksai parodymas, yra tokia planeta piktoji, planeta vadinama Saturnas. Taip, jinai nėra piktoji, bet jinai tiesiog labai griežta, labai struktūruota, jinai tokia karminė net planeta. Ir pavyzdžiui, jeigu pa žmogų antrame būste, tame finansų būste yra Saturnas, tai yra vienas iš parodymų, kad iš tikrųjų žmogui reikės įdėti daugiau pastangų ir daugiau darbo tiems pinigams užsidirbti. Pavyzdžiui, yra parodymas, kad, nu, tiesiog pinigai ateina, nu, tiesiog kažkaip per daug stengtis nereikia, atsiduria žmogus laiku ir vietoj, sutinka tinkamus žmonės, jam kažkaip jo projektai lengvai vykdo, tiesiog ateina pinigai. O kažkam tas Saturnas, jisai duoda, kad, okei, iš pradžių tu turi turėti vertybės, tvirtą stuburą, kad tos pinigus užsidirbti, kaip gebėti juos išlaikyti, būti atsakingas požiūris, nes kitaip tiesiog jų nebus. Tai, vat, pavyzdžiui, pas mano vyrą tokia padėtis yra ir jisai iki 30 metų iš vis atsakomybės su pinigais nebuvo, antstoliai, skolos ir taip toliau. Žinoma, toksai požiūris buvo visiškai, nebrandus į tos pinigus. Bet paskui Saturno sugrįžimas pas jį buvo, toks pas mus gyvenimo būna 30 metai gyvenimo. Grįžta Saturnas ir taip sako, okei, viskas, jau turiu atidavinėtas skolas ir kažkaip rimčiau žiūrėti gyvenimą. Ir iš tikrųjų, kai žmogus suėmė savį rankas, pradėjo dirbti, susitarė su tais antstoliais, kaip ten atiduoti tuos pinigus, labai greitai pradėjo pinigų energija kisti. Ir iš tikrųjų tie pinigai pradėjo kauptis. Nu, tiesiog, kaip žmogus pradirbinėja tą energiją, nes ir toliau būtų, čia atrodo natūralu, ne? Jeigu mes neturim atsakingo požiūrį į pinigus, tai jų ir nebus. Bet iš tikrųjų, kai kuriem ne, kai kurie iš tikrųjų būna tie tokie, šaltai baltai, pavadinkim. Ta prasme, tiesiog jiems ateina, tai tėvai duoda, tai draugai paskolina, tai ten laimi netyčia kažkaip ir jiem kažkaip plaukia tie pinigai. Galbūt neturi to atsakingo požiūrio. Norėjau pasakyti, kad gal jie tada neturi to gebėjimo išlaikyti tuos pinigus. Gali būti, gali. Tai vienu žodžiu, iš tikrųjų astrologijai labai įdomu yra pasižiūrėti ir kai mes žinom tada tą informaciją, sutaupom kažkur laiko, nes tada nebereikia ieškoti klyskelių, ne? Pavyzdžiui, kaip tu mane gali pasidalinti, kai tau atėjo, tai per kurgi čia visgi man reikėtų tas pinigus? Taip, tai ir galiu papasakoti savo istoriją trumpai. Ar ne, kaip ir sakiau, aš ilgą laiką galvojau, kad mane privalo išlaikyti vyras. Privalo, taip galvojau, nes prisiskaičiau vedų ir buvau ten kvakusi vedinė moteris. Vienu metu buvo taip. Tiesiog, supranti, yra gyvenimo etapas. Ir tu studijuoji, mokaisi, ieškai ar ne kažkokių tų atsakymų ir kartais nuklysti į lankas. Taip, aš buvau visiškai nuklydus į lankas. Ir aš sugrįžau. Labą dieną. Atėjau į materialų gyvenimą ir materialų pasaulį 21 amžių. Vat ir supratau, kad aš vis tik tai šitam gyvenime turiu prisimti atsakomybę. Ir man atrodo, aš prisiminiau iš vienos mūsų asmeninės konsultacijos, kad mano savybės yra kad šitam gyvenime turiu labai apsireikšti kaip avinas. Ne? Man atrodo, kažką tokio tu sakai. Tai vat, ir šiaip supratau, kad buvau patekusi į santykius, kur jaučiausi ekonomiškai, finansiškai daug silpnesnė. Dėl to buvau daug pažeidžiamesnė ir galėjau būti manipuliuojama.
Ir aš esu atsakinga už savo gyvenimą ir jį kuriu tokį, kokį noriu. Ir niekas už mane to nepadarys. Ir aš noriu prisimti atsakomybę, subręsti. Ir tada atsiminiau, kad buvau pas kitą moterį konsultacijai, bet kur čia mano tie talentai, norėdama sužinoti, ar ne, tai buvo irgi astrologija, sužinoti, kur čia mano tie talentai ir kaip čia man tie pinigai ateina. Tai buvo prieš 4 ar 5 metus. Ir man pasakė, kad pas mane pinigai ateina per vadovavimą. Ir aš dabar savo tą veiklą vystydama, darau, ir man šiurpai dabar eina per visą kūną. Ir galvoju, tai kur čia tas vadovavimas? Nu, vat kurioje vietoje tas vadovavimas? Aš nesuprantu, aš jau čia tiek vadovauju viskam, viską taip darau ir vis tiek nieko. Ir tada turėjau paskaitą apie finansus, vat kaip ir sakau, ruošiausi ir mokausi finansų temą. Ir man pasakė, išgirdau, kad turi geras astrologas pasakyti pinigų atėjimo kanalą. Ir aš tada, taigi žinau, Raimonda, reikia jos paklausti. Ir tu man pasakai, ką dabar papasakok? Aš dabar gyvenu, bet aš tik atsimenu, kad turi pas tave per socialinius tinklus, ne, per vandenio temą. Per vandenio temą, taip. Nes dabar nebepamenu, kokie ten pavadimai, bet tikrai atsimenu, kad buvo vandenis. Venera gal vandenis, dabar nebepamenu. Naujovės, vandenis, avino savybės, įnešimas naujų dalykų, ar ne? Taip. Nes vandenis jisai yra ta balta varna ir jisai nebijo toks negu visi, ne? Ir čia va tavo, tai tos paslaugos, kurios tu siūlant, pavyzdžiui, aš pirmą kartą išgirdau apie tą skenavimą. Galvau, kas čia, bet, iš tikrųjų, tai yra jau vandenio tema, nes čia yra socialiniai tinklai, čia yra skenavimas tas pats, ne, kitoks būdas žmogų pažinti per socialinius tinklus. Vienu žodžiu, čia yra iš tikrųjų 10. Ir apskritai, tugi labai daug komunikuoji per socialinius tinklus, ne, pasveitimai, online viskas vyksta ir tos ir taip toliau. Tai va, čia yra pinigų kanalas, ne, kaip žmogui. O va, jeigu, pavyzdžiui, nežinotum šito dalyko ir stengtumės, pavyzdžiui, aš nežinau, kitokiu būdu komunikuoti. Taip, tai va, tas yra, kad man buvo įstrigusi tokia mintis per vadovavimą. Ir aš ieškojau to tokio būdo, kaip man dabar čia padaryti, kaip man čia vadovauti, kad atsivertų tas pinigų kanalas. Ir kai aš sužinojau, vat, iš tavęs, kadangi tu esi tikrai kvalifikuota ir ekspertas savo srity, aš tave pažįstu jau ne vieną dieną ir turėjau ne vieną konsultaciją, tai aš žinau, kad tavim galiu pasitikėti ir tu man pasakai, kaip tu sakai, tiesiai 10, nes man tas atliepia ir aš darau būtent tai. Ir tu dar paminėjai, kad vat, tas vandenis yra IT, tokios naujovės, ar ne? Tai vat, viskas, ką aš darau, būtent yra apie tai. Sveiki, Agne, tai bus įrašas. Ir man tos žinios, kuriuom tu pasidalinai, mane tiesiog pasadino ant kėdės ir pasakė, viskas gerai, viską tu darai gerai, nustok panikuoti, tiesiog išlaikyk tą nuoseklumą ir tu esi savo rogėse. Jo, ir iš tikrųjų, bet žinai, man ateina pas mane į konsultaciją žmonės, ir po konsultacijos dalimis, žinai, aš nieko naujo nesužinojau, nes, aš tą ir žinau, ką tu man papasakai, bet aš gavau savo patvirtinimą, kad viską aš darau gerai. Nes iš tikrųjų, tokia žmonių grupė, kuriems reikia to tokio žinojimo, kad taip, čia yra kryptis, kurią aš einu, čia yra mano kelias, nes būna labai tolinis, o gal čia ne mano, o gal, ir žinai, toksai kažkokios abejonės prasideda ir žmonės netgi kartais iš tikrųjų savo tą tikrai kelią ir numeta kažkur tais, nes, nežinau, pavyzdžiui, protas uždominuoja, ne, kažkaip tai ir pasirenka saugesnį kokį variantą. O kai žiūri savo astrologinį žemėlapį, kas tenais yra energijos, kokie yra prigimti žmogaus, kur yra jo, tada žmogui yra daug lengviau suprasti, kad viskas man dabar aišku, ne, kaip tau, dabar viskas kaip akmuo koks. Taip. Mano kelias ir man čia yra ok. Tuo labiau man patinka tą daryti, aš gerai jaučiuosi ir super. O yra, žinai, kiti žmonės, pavyzdžiui, kurie tiesiog prigimtinai jaučia ir jie varo, daro, realizuoja, ir jiems ten jokių astrologijų, numeruotų, jiems tokių dalykų nereikia, jie tiesiog jaučia, bet čia yra tie žmonės, kurie turi tvirtą vidinį tikėjimą, pasitikėjimą ir kurie tikrai klauso savo vidinio balso. Bet visgi gyvenam tokiam laikė, kai pas mus labai aktyvus mūsų protas, kuris labai nori uždominuoti.
Ir mūsų protogi paskirtis yra ne viską optimizuoti, kad kuo mažiau mums darbo reikėtų įdėti. Ne? Tai žmonės ir pasirenka, pavyzdžiui, nemylimą darbą, bet dėl to, kad ten yra saugu, ne, ten garantijos kažkokios. Taip, arba ten moka gerai. Taip, ten gerai moka, o kad širdis ten draskos ir sako, rėkia, kad nenoriu, arba kai žmonės net su ašaru į darbą, va čia yra reikalų visgi išgirsti savo tą vidinį balsą. Tikrai, aš tai, žinai, dažnai pastebiu žmonės, tarkime, aptarnavimo sferai. Čia visai ne į temą, bet tiesiog noriu pasakyti vėl apie tos pačius talentus. Pastebiu žmonės aptarnavimo sferoje. Aš matau, kad jie yra talentingi tikrai kitur. Stiprus galėtų būti lyderis, aiškiai, raiškiai, gražiai šneka. Ką tu veiki toj Maksimos kasoj? Tu nesupranti, koks tu talentingas žmogau esi. Vat norisi kartais ateiti ir pasakyti, aš esu sakiusi. Esu sakęs porą kartų, jūs tikrai esate ten, kur norit būti. Bet, žinai, galiu likti nesuprasta ir ne mano reikalas čia, žinai, ateiti ir aiškinti. Bet aš matau, kad tikrai nemažai žmonių yra ne savo vietos ir ne savo rogės ir dėl to yra giliai nelaimingi. Taip, tai čia yra tas mano skausmas, kuris buvo, dėl ko aš į astrologiją atėjau, dėl to, kad aš iki 30 metų iš tikrųjų dirbau visiškai nemylimą darbą, aš dirbau padavėją. Taip, tam buvo saugu, ten ta prasme garantijos, alga, arbatpinigiai, viskas ok, bet, žinai, eini į darbą ir tu supranti, kad tu ten jokio augimo nėra, tu ten iš vis nesijauti niekaip realizuojantis. Egzistuoji. Jo, viduje, žinai, kad gali kažką daugiau, o ką daugiau, nežinai, vienu žodžiu, labai toksai sunkus man laikas buvo ir jau kai stuktelėjo 30, supratau, kad, blemba, Raimonda, 30 metų tu dirbi padavėją. Kas bus toliau, nedirbsi visą laiką ir tada pradėjau ieškoti tų atsakymų, tai o tai kur mano talentai, ką aš be šito darbo dar galiu daryti, nes tuo metu dar turėjau labai žemą savivertę, nepasitikėjau savimi ir galvojau, kad vis niekam aš nesu gabi, niekam tinkama ir per astrologiją visgi atradau. Taip, bet ir tu pati galvojai, kad niekam gabi ir niekam tinkama. Taip, tarsi, kažkur po plintusu tikrai buvau palindus, nes visiškai... Nes jau žinau, kad turiu kažkaip padėti žmonėm. O kaip padėti, jeigu aš pati tau padėti negaliu? Tai per astrologiją man atėjo tos žinios, tas suvokimas ir kaip mane per mano pirmąją konsultaciją įkvėpė ta moteris, pas kurią aš atėjau, man buvo toks kaip, žinai, šviežio oro gurkšnis, kad tai visgi aš kažką galiu, tai visgi atsinešiau kažkokių talentą ir po truputėlį pradėjau save realizuoti. Tai dabar iš to vidinio skausmo, kokį aš turėjau, dabar puikiai suprantu žmonės, kurie irgi taip jaučiasi, kurie galvoja, kad jie, ten, nežinau, neturi jokių gabumų, gali dirbti, pavyzdžiui, tik nekvalifikuotą kokį nors darbą ar panašiai. Tai astrologijoje iš tikrųjų nėra ne vieno žmogaus, kuris nėra atsinešęs kažkokių talentų. Tai džiaugiuosi dabar, kai galiu kitus irgi įkvėpti, parodyti, kurgi tie talentai paslėpti, kurie ten jūs būdi. Ir įkvėpti tos tokios drąsos ir motyvacijos, kad visgi, jeigu aš, būdama toj vietoj, kur dabar kažkas yra, sugebėjau iš to išlipti ir dabar jau dirbu savo mylimą darbą ir net nepavadinčiau tai darbo, tai tikrai žinau, kad ir kiti irgi tą patį gali padaryti. Taip, ir kaip tu sakai, arba padėti atrasti, arba kartais patvirtinti. Patvirtinti, kad eina būtent tuo keliu ir ten. Ir aš noriu paklausti, ar blogai yra norėti pinigų? Nes pas mus yra tas toksai ar ne įsitikinimas, jeigu aš noriu daug pinigų, jeigu aš noriu komforto, jeigu aš noriu gražaus gyvenimo, jeigu aš noriu kokybiškų daiktų, ar kažkur keliauti, ar kažkokios prabangos, kuri galbūt neprieinama paprastam žmogui, tai aš jau esu bloga. Tai netgi astrologijoje yra tokių parodymų, pavyzdžiui, kai mes galim pamatyti, ko čia kyla mokytis, ne, kokių patirčių. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, būna parodymų, kai Sila atėjo mokytis materijos, kaip tą materiją kaupti, kaip ją išlaikyti ir kaip ją mėgautis. Pavyzdžiui, jeigu pas žmogų daug planetų yra asmeninio jaučio žemė, kuris už tos finansus, tai čia yra tiesiog žmogaus prigimtis, kad jam yra natūralu norėti tų pinigų, nes jam yra svarbus komfortas, stabilumas, saugumas. Jeigu nėra pinigų, žmogus blogai jaučiasi, iš tikrųjų, emociškai gali labai prastai jaustis.
iš karto paantrinti ir pritarti ir net įsiterpiu, kad tu man pati buvai pasakusi, kad mano motivacija gyvenime eina per materiją ir man tai veikia 100%. Tai va, iš tikrųjų, va, ypatingai žmonės, kurie galbūt jau daugiau pradeda eiti tokių sąmoningumo kelionių, kur ten dvasiniai dalykai kažkokie. Čia va, yra labai ta tokia slidi riba, kai žmonės pradeda galvoti, kad materija tai yra nesvarbu, ne? Arba blogis. Arba blogis, jau čia dar blogiau, ne? Bet iš tikrųjų, žinau, labai tokį gerą posakį, kažkur aš jį išgirdau, kad žmogus iš tikrųjų turi būti kaip medis. Medis, jisai yra šaknimis tvirtai į žemę, jos įleidęs, jisai tvirtai stovi ant žemės, šako žiūri į dangų. Tai va ir mes, turim tvirtai stovėti ant materijos, bet mūsų, tarkim, mintis turi būti, su Dievu, kaip pavadinkim taip. Jo. Tai iš tikrųjų norėti pinigų nėra blogai, tik tais, turbūt, žinai, reikia atskirti tą momentą, dėl ko aš tų pinigų noriu. Taip. Ar dėl tuštybės kažkokios, kad nežinau, savo savivertę kažkokią pakelčiau, prieš kitus pasirodyčiau, nes, yra ir tokių žmonių, ne? Taip. Ar materija reikalinga tam, kad aš galėčiau save realizuoti, keliauti, mokyti, patirti kažką, neprisipildyti patirčių. Tai tokiu atveju tai tikrai, čiagi yra įrankis, pinigai tik įrankis. Pritariu tau ir tikrai antrinu. Ir tas noras, kai tik tai dėl pinigų gyvenu, pinigai dėl pinigų, tada ir jau negerai, ar ne? Kai daugiau gyvenime nieko nematau, vertybių neturiu, niekas kitas neįdomu ir vien tik tai pinigai akise, tada ne, bet tu labai gražų pavyzdį davei su tuo medžiu ir šaknimis, ar ne, kad jisai augtų tvirtas, stabilus, jam reikia šaknų. Šaknis ir mums ta materija, jinai užtikrina, duoda mums įrankį galėti tuo pačiu ir save realizuoti, ir kitiems padėti, ir prisipildyti, ar ne? Kad būtų ta apykaita energijos, kad vyktų. Kodėl šiandien aš apsirengiau raudoną? Pinigų energija? Taip, aš norėjau tavęs paklausti, Raimonda, ar raudona spalva, ką jinai sako, ar čia pinigų energija, ar žmonės, tie, kurie pradeda rengtis raudonai, gali kaip nors išjudinti kažką šituo klausimu? Raudona spalva šiaip tai yra avino spalva, ne? Avinas yra ugnies ženklas, jis yra lyderis, jis eina į veiksmą. Tai čia būtų daugiau ta raudona spalva, jinai tiesiog stimuliuojanti galbūt, ne? Su aistra susijusi ta pačia, ne? Su seksualumu, seksualinė energija taip pat, irgi yra pinigų energija, finansų energija, irgi ir susijusi. Tai čia jo, iš tikrųjų, bet vėlgi, nereikėtų galvoti, kad jeigu aš čia pradėsiu raudonai rengtis, arba raudoną piniginę turėsiu, tai pas mane tie pinigai tiesiog ims ir plauks. Taip, tai aš čia juoko formą, žinai, ir paklausiau, nes žmonės pradeda galvoti, arba, nežinau, pamedituosiu, arba nusipirksiu kokį amuletą, arba, nežinau, ten dar kokią mantrą sukalbėsiu ir man pinigai pradės plaukti. Ne, reikia žinoti, tą kanalą, šaltinį, ar ne, iš kur tie pinigai man pagal tas mano prigimtinės duotybės gali ateiti palankiausių ir geriausių būdų. Taip. Ir vėlgi, netgi, pavyzdžiui, tam pačiam astrologiniam žemėlapyje mes galim pamatyti, kad, pavyzdžiui, vieniems žmonėms iš tikrųjų užtenka manifestuoti. Ir jiems, kaip sakiau, atsiduria tinkamų laikų, tinkamų vietų, sutinka tinkamų žmonės ir kaip tam pas juos, netgi mistiniais būdais tie pinigai materializuojasi. O pas kitus žmonės parodymai yra tikrai, kad jis ten medituok, nemeditavęs, manifestuok, nemanifestavęs, kol tu neįsi veiksmą, kol neįdėsi savo paties rankų, tiem pinigų, jų nebus tiesiog. Tai Tai vėl sugrįžom prie to paties, kad turi žinoti tą šaltinį. Ir jeigu kažkur šitoje vietoje kažkoks yra užstrigimas, kažkoks blokas, ištisai nesiseka, tai sprendimas gali būti ateiti į astrologinę konsultaciją ir sužinoti, kurioje vietoje yra tas mano antras būstas, ar ne? Kokios planetos ten yra išsidėsčiusios. Taip. Kur tas potencialas, ne? Kur ta energija teka? Taip. Man atrodo, žiūrėk, kad mes kaip ir į pabaigą einam, toks ketinimas buvo, ar ne, pasikalbėti. Ir aš žinau, Raimonda, kad yra kažkokia dovana iš tavo pusės. Jo, tai dovana būtų, nežinau, kas žiūrėsit šitą laivą, kas dabar žiūrite, užsisakius pas mane astrologinę
konsultacija, poros suderinamumo analizė bus dovanų. Va, tai galite gauti poros analizės, suderinamumo analizę dovanų. Tai čia yra tikrai labai vertingas dalykas. Taip, sakės iki spalio 31 dienos. Tai čia mes turim virš savaitės. Jo. Taip, virš savaitės, pusantros savaitės laiko. Jo, tai kas iki to laiko užsisakysite, rezervuosite savo vietą, gausite dovanų suderinamumo analizę. Taip, aš pati esu bandžiusi šitą dalyką ir man tikrai pasiteisino ir buvo labai įdomu, nes aš turėjau dvejonių dėl to žmogaus ir galvoju, ar mums čia pakeliu ar nepakeliu, lyg ir patinka, bet vat kažkas yra nesuprantu ir aš gavau tokį patvirtinimą, kad tas žmogus būtų per daug valdingas, o aš pati esu tokia ir mums labai sunkiai sektųsi susiderinti. Tai va, jo, tai man tikrai tas. Per suderinamumą labai daug niuansų galima pamatyti. Dar dėl ko gerai santykių pradžioje, nes mes sutaupom laiko, nes galim pamatyti, kad tenais yra kažkokių karminių ryšių, ar tenais juodas mėnulis dalyvauja tose santykiuose. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu juodas mėnulis dalyvauja, tenais turi jungimų kažkokių, tarp dviejų žmonių, būna, pavyzdžiui, iš tikrųjų mes jaučiam labai didelę trauką tam žmogui, būna net nepaaiškinama, apsigyvena kartu ir ten vienu žodžiu meilė aistra. Bet paskui įsijungia tas juodas mėnuliukas ir pradeda tie nelabai faini malonūs dalykai. Tai galima tiesiog užbėgti įvykiams už akių, ne, pasižiūrėti, ar čia bus kažkokie, nežinau, palankus parodymai santuokai, tai pačiai, nes aš irgi galima pamatyti, ar ten meilės, ar iš meilės tie santykiai, ar ten, nežinau, išskaičiavimas kažkoks yra, ar nauda, tiesiog draugystė. Parodymų būna. Tai vat kaip žiūrim, čia net buvo paėmę, kai pradėjau mokytis astrologijos, buvo tas suderinamumas ir mano sako, tai kaip, ar mes suderinam jau 20 metų kartu, mes suderinam. Bet iš tikrųjų, kai žiūrėjau mano ir vyros, tai ten pas mus labai daug buvo gerų sąlyčio taškų, kur rodė tikrai puikų suderinumą, tai ne veltui 20 metų mes esam kartu. O pavyzdžiui, tiesiog irgi turėjau tokių išpažįstamų, pavyzdžiui, kas irgi nori pasitikrinti ir matai, kad galima būti tose santykiuose, bet ten reikės daugiau darbo, galbūt įdėti daugiau supratingumo, daugiau sąmoningumo, bet nėra ten viskas taip, žinot, kaip būna labai gražu ir ten keliais kažkokiais. Ir iš tikrųjų paskui žiūriu, kad nepakeliui buvo jiems ir palaiko išsiskyrė keliai. Aš kažkaip irgi, galvoju, Raimonda, kad jeigu santykiuose neina taip lengvai iš pat pradžių ir bandyti galvoti, kad čia pramušiu sieną galvą ir vis tiek man pavyks padaryti, tai geriau pasitarti su išmintingu žmogum arba su savo srities kažkokiu specialistu, ar tai astrologu kompetitingu, ar tai tarkime pas mane, ar gerbėjos skenavimą pabandyti, arba tiesiog pabandyti sudėlioti už ir prieš, racionaliai nusiemus rožinius akinius ir galima savo užkirsti kelią nuo tikrai nemalonių, nepatogių patirčių ir susirasti tinkamą partnerį. Jo, nes irgi iš tikrųjų, mūsų nuotraukų tokia viena iš klaidų, kad mes galvom, kad jis man patinka, traukia, turi ten tokius minusiukus, bet aš juos pakeisiu. Moteris daro didelę klaidą galvodamas, kad jos vyrą pakeis, o vyras daro didelę klaidą galvodamas, kad moteris nepasikeis. Va. Ta pat ir norėjau pasakyti. Taip, žiūrėk, Raimonda, aš pereisiu šiek tiek per tuos komentarus. Rimutė rašo, įkvėpkit mane ir padėkite atrasti savo kanalą. Tai aš tiesiog, Rimutė, jūs kviečiu ateiti pas Raimondą į konsultaciją ir pasakyti, kad nuo Mūzos namuose ir gausit poros suderinamumo analizę dovanų. Taip. Va. Gitanas klausia, o tai negražiai moteriai, dar daugiau grožio išlaidoms reikia. Kaip čia sakoma, nėra gražių ir negražių, yra tik tai nepakankamai aprūpintos. Tai nėra
gražių moterų, tas grožio suvokimas, jis yra subjektyvus, ar ne kiekvienam. Taip. Viena moteris labai gražiai jaučiasi, absoliučiai būdama natūrali, be jokių grožio procedūrų ir jas vyrui yra tas pats labai gražu. Kitai moteriai norisi paryškinti bruožus, trečiai moteriai norisi kažką prisipūsti, kažką nupjauti, kažką prisiūti. Ir, nu, jeigu jiems yra gerai, tai viskas ok. Taip. Tai ir galiu tą papildyti, bet irgi yra labai daug, kai analizuojam vyro horoskopą, ne, pas vyrą, nu, mes visi turim tas mandas, bet pas vyrą mes žiūrim mėnulį į kokios moterys jam patinka, vizualiai kokie moterys patinka ir kokį jausmą su ją patirti. Tai, pavyzdžiui, jeigu pas vyrą Venera yra kokiam jaučio ženklė, tai jam patiks putlesnė, sultingesnė moteris, ne tas šakaliukas, kur nėra už ko paimti, o kaip tik sultinga moteris. Ne? Jinai galės būti labai ten išvaizdi, graži, bet nu, jam tiesiog tas jausmas toksai sotumo, ne? Nu, toks visom prasmėm jausmas, kad būtų. O jeigu, pavyzdžiui, pas vyrą Venera kokia mažaragė, tai jam, nu, pavyzdžiui, reikės, kad moteris būtų, nežinau, labai dalykiška, gali per daug nesidažyti, nesipuošti, bet kad būtų rimta, atsakinga, brandi, jam tie dalykai nelabai ten išvaizda bus svarbu. O bet jį vyra Venera liūtė, jam nesvarbu, nei protinga, ar jinai gerai gamina valgyti, jam šitie dalykai bus visiškai neįdomu, jam svarbu būtų, kad graži, kad būtų ne prieš draugus pasirodyti, kažkur su jais išeiti, nu, va, tiesiog, ne? Tai, va, vėl, nėra, kaip sakyt, nėra nei gražių, nei negražių, ne, yra, va, vyriški poreikiai. Vienam nebus svarbu tas grožis, o bus svarbu, kad jisai būtų pamaitintas ir aprūpintas, apskalbtas ir toliau, o kitam, nu, va, visi šitie dalykai, buitis bus neįdomu, bet užtat, kad karalienė šalia manęs būtų. Vat kaip įdomiai tas astrologinio žemėlapio, ne, žinojimas, kaip gali padėti geriau save suprasti. Aš net nežinau tų dalykų, kuriuos dabar ką tik tu papasakoji, ar ne, kad žinodama, kokio tipo, tarkime, žmogus man gali patikti pagal mano astrologinį žemėlapį. Tai labai labai įdomu. Labai įdomu, iš tikrųjų. Va čia suderinamumui, tai va, puikiai, kai mes pradedam tik santykius, ne pagal Moters, Saulę ir Marsą, mes žiūrime, vyro jai reikia, o vyras žiūrime pagal Mėnulį ir Venerą. Ir tada žiūrim, ar jie tenais mato vienas kitą, žinai, kaip porą, ar visgi turi skirtingų poreikių. Taip, Rimutė klausia, Raimonda, ar konsultaciją galima tik gyvai? Vilniuje galima gyvai, bet kas neturi galimybės gyvai, tai tada mes per Zoomą darom. Ir šiaip per Zoomą tikrai rekomenduoju, nes tada dar galima padaryti įrašą, kurį paskui žmogus dar kartą perklauso, peržiūri, nes konsultacija vyksta 1:15 minučių. Per tiek laiko tikrai žmogus gauna nemažai informacijos ir faktas, kad neatsimena paskui to konsultaciją. Darėme tik pagrindinius dalykus, tai dėl to labai gerai yra paskui dar kartą peržiūrėti ir užtvirtinti tą informaciją. Norėjau pažiūrėti, vienas komentaras kažkoks buvo, bet kažkur dingo, nebematau. Tuo žiūriu. Gal čia bandysiu surasti. Buvo toks vienas komentaras keistas, nu toks įdomus. Tuo bandau surasti. Ir man nepatinka šiandienos apšvietimas. Nu, paskui apsiniaukia kažkaip, vai taip, niūroka. Bandau dar surasti. Mano kompiuterė kažkodėl nematau, gal ištrynė tas žmogus komentarą? Ai ne, va yra. Na, tai atskleiskite, koks išdėstymas horoskope rodo, kad moteris ar vyras linkęs būti barakūda. Tai aš jums galiu atsakyti, jau dabar Raimonda pasakė, jeigu jo antras būstas yra Jautyje. Gal. Jeigu, tarkim, pa žmogų iš tikrųjų labai daug yra planetų Jaučio ženkle, tai nebūtinai antras būstas gali būti. Bet tiesiog, jeigu daug yra Jautyje, jeigu, pavyzdžiui, gali netgi būti svarstyklėse, nors šiaip svarstyklės toksai taikus, harmoningas ženklas, bet jeigu vėlgi žmogus nėra labai sąmoningas, tai taip pat žmogui tiesiog bus labai svarbu tiek savo norėsis labai apsirūpinti, nes bus žmogui svarbu įtikti, patikti, tai natūralu, kad tada daug resursų tam įtikimui ir patikimui jam reikia. Ne? O jautuko ženklas, tiesiog čia man reikia pinigų. Komforto to reikia. Komforto ir tokio saugumo, ypatingai stabilumo, tai jo. Bet vėlgi,
nereikia taip, nežinau, tarkim dabar pradės, nežinau, žmonės tikrinti horoskopus ir pamatys, kad oi, čia daug žinai jauti, tai viskas barakuda. Tikrai ne. Čia vėlgi nuo žmogaus sąmoningumo labai daug kas priklauso ir nuo jo vertybės. Ir vėlgi dar momentas kaip sielos branda, ne, vat jauna siela su tokiu pačiu horoskopu, nu tikrai jai bus neįdomus nei dvasingumai, nei ten sąmoningumai, jai vat materija bus įdomu. O siela jai kaip tik materija jau antram plane lieka, ne, tai vat kaip tada įrankis visą kitą gauti. Taip. Tai va, tiesiog reikia viską atkreipti dėmesį. Taip, o aš tai noriu, žinokit, apie tas barakudas pasakyti. Nu, vat, ko čia tie vyrai, ko jie čia prie tų moterų kimba ir vadina barakudam. Jeigu tu, žmogau, negali prisimti atsakomybės, jeigu tu skaičiuoji kiekvieną kapeiką kišenį, tai gal problema tavyje, o ne dėl to, kad moteris nori komforto. Ar ne? Gal tu nesi pasiruošęs santykiams. Jeigu tau 45 metai, tu gyveni su tėvais, ir tu pasakoji, kaip čia mes dabar gyvensim, tuoksimės ir visa kita, bet net nėra jokių kalbų, kad tu esi pajėgus kurti santykius ir prisimti atsakomybę už šeimą. Ir dėl to, kad ta moteris, kad jinai nori saugumo. Tai vad kas ta barakuda? Barakuda aš, po tais visais komentarais mano reelsuose pradėjau galvoti, ko jie čia kimbas ta barakuda. Vad skausmas yra, ar ne? Nes vyrai neturi to savo materialinio pagrindo, neturi šaknų, neturi tame saugumo patys, nes jaučia tvirti, tai tada lengviau daryti ką? Pulti ant moterų, nes jos nori. Moteris nori, aišku, kad nori, ir aš noriu, ir viskas čia gerai su tuo. Buvo man gėda ilgą laiką sakyti, kad aš noriu komforto, aš noriu saugumo. Man buvo nepatogu, dabar man jau patogu. Jeigu tau nepatogu, tai čia tavo reikalas. O kas yra barakuda? Aš noriu pasakyti, kad mano suvokimu tai yra moteris, kuri į santykius nenori investuoti nieko, savo laiko, savo dėmesio, savo kažkokių resursų ir nori tik tai imti. Bet tokią moterį galima būtų pavadinti tada jau taip vadinama barakuda, ar ne? O jeigu jinai taip pat investuoja į santykius, eina susitikimus, puošiasi, ruošiasi, galvoja apie jūs, ar ne, kuria planus, kaip čia ką padaryti ir taip toliau, ir jinai dar papildomai nori va to saugumo finansinio, tai jinai tikrai nėra barakuda, jinai yra normali, sveika moteris. Taip. Tai vat labai gerai pasakė, ne, kad tie vyrai, kuriems užkliūna, ne, vat, kurie komentuoja apie tas barakudas, čia yra tas vidinis skausmas. Aš vadinasi, negalėčiau iš moters. Tada, jo, pykstu ant jų, ne, kad aš čia tų pinigų reikalauju. Nors iš tikrųjų moteris, aš irgi esu už tą nuomonę, kad jeigu jau vyras eina į santykius su moterimis, jisai turi tiek investuoti irgi į tos santykius. Moteris galbūt daugiau per jausmą investuoja, vyras tiek materialiu pagrindu turi investuoti. Tai tiesiog taip yra. Vyriška energija, jinai yra už finansus atsakinga, už tą materialų pagrindą, moteris daugiau už jausminius dalykus atsakinga. Tai dėl to mes esam tas yin ir yang, ne, tas juoda balta, mes vienas kitą papildom. Tai lygiai taip pat turi vykti toks apsikeitimas tomis energijomis. Taip, tikrai taip. Tai mėlyjeji, kurie dar likote čia ir dar klausote, ar dar turite klausimų? Jeigu turit, rašo dabar, jeigu neturit, mes tada finalizuojam ir sakom skanių likusių pietų ir pasimatysim kituose live susitikimuose. Va. Jeigu turit klausimų, dar kažko klausyt, jeigu ne, tai tiems, kurie žiūrės, tikiuosi, kad pasisemsit savo iš to puikių žinių, ar ne, surasit būdą, kaip sužinoti, iš kur ateina tie jūsų pinigai. Nes tai žinoti yra labai labai svarbu, ką patyriau pati. Ir aš tikrai rekomenduoju žmonėms, kurie yra pasimetę šituo klausimu, pasinaudoti šituo būdu astrologinę analizę, nes man pačiai tai tikrai labai padėjo ir aš visada dalinuosi tuo, kas veikia man pačiai. Jeigu man veikia, jeigu man padėjo, aš dalinuosi su auditorija. Jeigu man neveikia, aš padėkosiu, bet apie tai garsiai nesakysiu. Teisingas, mano irgi toks požiūris, žinok, yra. Tai jeigu kas norėsit mane surasti, tai Facebookas, Instagramas, TikTokas, netgi TikTok'e mane galima rasti. Visur esu kosmonautės dienoraštį, tai galite rašyti, kreiptis ir padėsim. Taip. Ačiū tau, Raimonda, už tai, kad skiri laiko, už tai, kad pasidalinai savo žiniom, labai naudinga, labai įdomu ir linkiu tau sėkmės tavo karjeroj ir kad būtum laiminga.
Dėkui, Aušra, ačiū, kad pakvietei, buvo tikrai labai smagu pasidalinti, kažkam galbūt kažkiek praplėsti tą suvokimą apie tą astrologiją, kad čia ne tik tais kažkoks horoskopo ženklas, daug giliau, daug daugiau galima astrologiją. Tikrai taip. Dėkui. Ačiū ir iki. Visą.